Ir susiduriam su keliais tokiais dalykais, būdami čia. Kad kai turim tą gerą patirtį, daugelis vis tiek turi ir širdį, bet negalim tylėti. Nes kai tu esi pergyvenęs kažką tokio ir tu matai kitą žmogų, kad jisai ten pat yra, kenčia ir taip toliau, o tu, tarkim, išsisprendė savo šienligių ar ten alergijų klausimą, tu galvosi, jeigu kankinas, tai gerti tos vaistus ir aš nesakysiu, ne? Juk taip nėra. Jeigu išsisprendėjai kažkokį kitą klausimą, kitą problemą, sąnarių, ar tai panikos atakų, nerimo sutrikimų, jeigu dar kažką nusitą išsisprendai dar, tai tu tiesiog daliniesi. Ta darai su atvira širdim. Ir žinot, Neolife'as turi dar vieną produktą, kurio nėra ant šito stalo. Nėra padėta. Ir tas produktas yra bendruomenė. Tas produktas yra aplinka, kurioje mes irgi gauname sveikatos, palaikymą ir taip toliau. Ir aš noriu pakviesti į priekį pasidalinti savo patirtimi Silviją. Visai ne apie produktus, bet jums tikiuosi užkabins ir ji papasakos, kaip jai pasiūlė Neolife'ą ne kaip kažkokios ligos, negalios ar sutrikimo šalinimo priemonę, bet kaip jai pasiūlė verslo galimybę. Man liežuvis iš tikrųjų sunkiai verčiasi tai pasakyti, bet daugelis žmonių šiandien dienai negali savo pastoviai leisti nusipirkti produktų ir naudoti ten, tarkim, 200 eurų savo skirti vienam savo pačiam, ar ten 300 eurų, nes reikia dar ir vyrui, dar ir vienam vaikui, kitam vaikui, jeigu 3 vaikai, tai iš vis kosmosas, ne? Tai mes, aš pagalvoju, kad turime kalbėti ir apie tai, ir apie šitą galimybę, mes turim būtinai su jumis pasidalinti. Silviukai, ačiū tau. Paruošim. Gerai. Papasakok. Daug žmonių susirinko, pirmą kartą čia esu, labai džiugu. Taigi esu iš Palangos, esu mokytoja. Na ir kada man pristatė šitą veiklą, pristatė 2 jauni žmonės, pasikvietė į restoraną. Ir mes papietavome ir jie įsitraukė tokias dėžutės ir pradėjo tokias piliulės valgyti. O aš galvoju, tokia mintis, man galvoju, vargšiukai, kiek jauni, o šitiek turi vaistų. Ir man jie dalyk buvo žiūrėti, buvo jiem turbūt sarmata, kai jie čia turi tos vaistus, kitur dėmesį. Ir jas paskui pradėjo kalbą, pristatė, sako, čia mes, čia yra vitaminai, čia yra medžiagos maistinės. Ir pradėjo kalbėti apie tai. Aš tą vakarą net nepradėjau, paskui kitą vakarą atėjo pas mano vyrai į darbą, kilimus pavalė, visą kitą. Ir tada, jau susitikom dar kartelį, sako, čia yra tokia veikla, gal tu norėtum, aš iš tikrųjų šitą veiklą pradėjau dėl pinigų. Nors iš pradžio labai priešinau, sakau, aš tikrai nebūsiu platintoja, su terdelėm nevaikščiosiu, aš esu mokytoja. O ta mokytoja labai nedaug uždirba, nes labai turėjau nedaug pamokų. Ir kaip man pristatė tą veiklą, sako, tai čia nereikės su terdelėm vaikščioti. Sako, netgi, geriausias būdas nepardavinėti, jeigu tik tai paprašys. Sako, visa verslo esmė tai yra, išsiaiškint poreikį. Sako, ar tu pažįsti žmonių, kurie skalbia? Pažįsti. Ar tu pažįsti, kas plauna indus? Pažįsti. Ar tu pažįsti žmonių, kur plaukus plauna, dušą žalia naudoja? Pažįsti. Tai sako, čia yra verslo esmė. Ir tada aš kažką lyg suvokiau, galvoju, tai čia labai gerai, aš turiu giminių, draugų. Ir sako, tai galima uždirbti papildomų pajamų.
Ir visiškai netaip seniai, čia buvo toksai irgi mūsų Neolife susitikimas ir mes grupėse dalinomės patirtimi ir visi sako, aš manau, dėl to pradėjau Neolife, kad aš ten blogai jaučiausi, aš vėl žodžiu, beveik visi problemos su sveikata. Sakau, nu, aš pradėjau dėl pinigų. Tai viena moteris sako, nu čia labai žemas lygis. Aš skaičiau sudėti ir dabar galvoju, nu ką padarysit, nu man nereikia čia prisigalvoti. Aš tikrai pradėjau dėl pinigų. Nes norėjau papildomų pajamų prie savo mokytojos atlyginimo, tada dar buvo litai, aš labai tikrai mažai uždirbau. Ir aš norėjau, nu, po kokių 10 metų, kad 500 litų prisidėti prie mano atlyginimo, man galvoju, būtų čia super, super. Ir aš tikrai kompaniją registravausi, ir ką pradėjau ten valdyti namus, nu, po biškiuką pradėjau vartoti tos produktus, bet visai esmė, aš kažkaip nelabai pradėjau pardavinėti, nes pati dar nebuvau įsigilinus. Bet aš pradėjau savo draugėms sakyti, ateina, pavyzdžiui, pas mane kavutės išgerti, ten vieną apsilašina, aš papurškiu, o, sako, gerai, kaip gauti, kaip ką. Nu ir kitą vėl draugę pradedu kalbėti, tiesiog labai paprastai. Nieko daug nežinojau, bet paprastai, kad čia yra galimybė, šitą pinigų, sakau, čia išgeneruoja pajamas, gauni pasyvias pajamas, jeigu tiesiog visa verslo esmė pakeisti parduotuvę. Tai reiškia, pirkti ne Maximo miltelius, valymo priemonės irgi ne kažkokiuose centruose, neiti vaistinė, nes produktai yra veikiantis, šampūnus pirkti savo, daryti verslą savo. Tai reiškia, pirkti iš savo tos parduotuvės, kada tu užsiregistruoji Neolife, tai tu tiesiog perki tos produktus kaip, nu, iš savo verslo partnerio. Tai reiškia, nu, frančizė tokia, tu perki iš Neolife, perki savo, darai apyvartą. Ir kada pasakai žmonėm, kad tu gali tiesiai pirkti, parodai keletą parduotuvę, kad jie registruojasi, jie nusiperka tai, ką pirkdavo anksčiau, jie skalbėsi, naudoja higienos priemonės, vaistinė. Aš atsimenu, kaip man būdavo svarbu, kai aš auginau vaikus, eidavau į tą vaistinę, galvoju, Dieve, man pasakytų kas nors nuoširdžiai, nu vaikam mokėk geriausią vitaminą, nu bet ką sumokėčiau, nu kaip čia sužinot, stovėdavau, žiūrėdavau, tai čia žinokit, yra pats geriausias pasirinkimas, aš nežinau, aš taip esu savo dėkinga ir tiem savo rėmėjam, kad jie man pristatė, nežinau, taip gyvenimas palengvėjo, suprantat, nu, vis tiek, nu mes viską perkam. Dabar perki iš savęs, dabar apyvartą ir tos pajamos susigeneruoja iš to, kad kitas žmogus tą patį daro. Jis nusiperka, nebeperka kitur, jis užsisako pats, gauna pigiausią kainą, atneša kompaniją į namus ir vartoja. Nu aš negaliu įsivaizduoti, kaip be šitų produktų gyventi. Ir kas labiausiai veža, nu kaip sakė, žemas lygis dėl pinigų, bet žmonių dar dėkingumas. Kai mano draugė, nu ir ne viena sako, Dieve, taip aš tau dėkinga, tu man tą Neolife pristatei. O žinot, kai aš nuvažiavau pas ją miegoti, ta prasme į Vilnių, apsistojomės ten į teatrą, ir man kambarį davė, tu atsigriau, negaliu miegoti. Baisus medelių kvapas, suprantat, kai pripranti prie visiškai neutralių dalykų, kurie neturi kvapo, mane pradėjo nusirinti, galvoju, kas čia darosi, ir aš tada tyliai nudrukau patalynę, išnešiau balkoną ir ten pusė buvo Bauerio, tos Vilnos, ten miegojau taip su tą patalynę. Ir paskui ryte kažkaip aš nuėjau kažkur, dar jinai ėjo kambarį, nustėro, kur patalynė? Na tai tada aš ir pasakiau, sakau, žinok, atsiprašau, žinok, bet aš jau šito kvapo nebegaliu. Tai jinai tada suvokė esmę, nes anksčiau buvau jai pristačius. Jeigu man nereikia, aš labai greitai maitinuosi, ten sako visokių daržovių, visko valgau. Tai ir po šiai dienai jinai sako, taip dėkinga, kad tie milteliai, sako, tau trenkia į tą nosį šitai. Taigi, kadangi jau vėlus laikas, nenoriu jau labai užimti jūsų to brangaus laiko ir dėmesio, bet tiesiog dar kartą noriu pasakyti, visa esmė tai yra toks gyvenimo palengvinimas. Nu, čia sakė daug atveju, ar ten tie sąnariai skauda, ar ką, ar man irgi covidas buvo mokykloje, dirbau, užsikrėčiau kartais. Nu, aišku, tas
visą laiką nebijau, einu prie tų vaikų čiaudė, nebijau, bet kartais būna, kad ir kažkokia sloga ką. Ir COVID buvau susirgusi. Sirgau iš tikrųjų 2 dienas, 3 buvau labai visiškai. Bet ką, pasistaitai prie lovos. Flavonoido, aš ir dabar turiu flavonoidų visą laiką prie lovos, nes kartais būna ar gerklę pradeda graužt naktį, ar kažkas, tai jau jauti kažkaip, gal jau čia koks virusas. Tu sučiai ryte atsikeliu, čia dar bordota, bet žinokit, jokių gerklės skausmų nieko nėra. Ir tikrai, tiek džiaugsmo teikia, kada tu gali žmonės palaiminti savo žiniomis ir kad mano kolegos mokykloje, Dieve, kaip man dėkoja už šitą produktą ir už kitus. Ir yra, kur vien perka, pavyzdžiui, šitą, bet aš nesiūlau, jie kažkaip sužino, ateina pas mane, klausinėja, sako, ir va, pavyzdžiui, dėl to čia kažkas pasakojo, kad jeigu šitą rėmą, liaudiškai tariant, kada čia jau tas refliuksas ar kas, tai žinokit, laimingi, sako, tu išsprendai problemą. Neolait išsprendžia problemas. Yra nuostabiausia, tik tai kartais labai skauda širdį, suprantat, kada atrodo, taip nori padėti žmogui ir gali padėti, ir kalbi, bet žmogus, jisai ką, sako, pavyzdžiui, viena mano draugė gydytoja gyvena Gargžduose, gydytoja, ir dabar neseniai padarė operaciją, operavo nugarą, aš tiesiog jos prieš nugarą sakau, aš tau dovanoju, nes negalėsiu, aš dovanoju omega, dovanoju kalcį, dovanoju magnį, būk gera, vartok. Gerai, ėjo operuoti, sakau, tu jau geri. Ai, sako, gal po operacijos. Arba kita dabar irgi, turi pirmadienį šitą stimuliatorių dėti. Mityba, kaput. Labai bloga. Aš tiek visai, ir atrodo širdį atiduotum, padėtum. Dabar irgi prieš tą padovanojau ją iš tą Provitalį, tai sakau, būk gera. Gerk, tik tai gerk, nei pinigų, nei gerk, sakau. Dabar irgi prieš tą operaciją, vakar kalbėjau, sakau, o tu išgėrei, sakau. Sako, žinok, biškiuką bijau dar. Sakau, brangioji man draugė, sakau, tu pasakyk, ką tu šiandien valgai pusryčiam. Sako, pusryčiam nieko nevalgiau, nes tai jau tyrimų. Gerai, ką valgai, bet tu labai skaniai pavalgiau, sako, irgi įsikėpiau. Suprantat, ir sakau, ką valgysi vakarai? Nežinau, sako, nežinau, gal ir nenorėsiu nieko, gal kažką. Suprantat, sakau, labai maisto medžiagus, kur nors prieš operaciją aš maldauju, atsidaryk prie to kugelio karotino, tą maišelį, jeigu sakau, nors karotinoidus valgyk, nors kiek praturtink mitybą. Tai, žinokit, esat geriausiai vietoj ir, nuostabiausia galimybė. Tai žmogus renkasi ir tikrai, kas išsprendė savo sveikatos problemas, aš savo gyvybinės problemas išsprendžiau, nes tikrai buvo tokios gyvenime krizės. Praradau butą, jau likau viena, praradau butą, viską. Ir iš tikrųjų Neola dėka turiu naujus namus Palangoje, labai geroj vietoj. Tai galbūt būčiau kokiam užrybį, jeigu Neola, galbūt būčiau moterų krizių centre. Bet džiaugiuosi gyvenimu ir Dievui už šitą galimybę ir už tos žmonės, yra didžiausia laimė, taip pasidalyti ir tiesiog tai yra kaip gyvenimo būdas. Ačiū, kad pakvietėte.